Šiandien mes turime labai svarbią ir labai įdomią temą. Aš dažniausiai webinarus vedu viena, bet karts nuo karto aš mėgstu pasikviesti ką nors į kompaniją, ką nors, kas galėtų papildyti mane iš tos pusės, pavyzdžiui, iš kažkokios sferos, kurioje manęs nėra, kad būtų plačiau ir įdomiau. Ir šiandien tokia labai įdomi tema apie darbą. Apie darbą, apie profesionalumą, apie tai, kad ir ką tu darai, tu turi atlikti Lana, gerai. dingai. O, Dingo garsas, žinau, pas tave. o dabar Nesigirdi. įdomu, kaip taip gali būti. Jum, Kitiems. va, dabar vėl pradėjo Aha, girdėtis. tai va. Kaip įdomi, pačias striginė. Nu gerai. Taip, taip. Tai kodėl? Kodėl tai yra svarbi tema? Todėl, kad mes darbe praleidžiame turbūt kokią 70% savo laiko ir tai yra tokia labai didelė mūsų tobulėjimo aikštelė. Nesvarbu, ar žmogus sąmoningai nori tobulėti, ar jis nenori tobulėti, vis tiek kažkokios situacijos darbe, santykiai su viršininku, santykiai su kolegomis skatina mus uždavinėti savo kažkokius klausimus, skatina mus plėstis, kažką daryti ir ieškoti kažkokių išeičių. Dirbti darbą kažkokį vis tiek turėtų visi, ar ne, jeigu žmogus nėra ten kažkaip labai sužalotas fiziškai, turėtų kažkokią naudą kiekvienas nešti ir mūsų darbas yra mūsų mainai su šiuo pasauliu. Mes duodame savo kažkokius tai talentus, kuriuos mes visi juos turime ir mainais mes gauname už tai pinigų ir gerą laiko praleidimą. Yra gerai, kai galima suderinti ir tą kartu. Ir gerai praleisti laiką darbe ir pinigų už tai gauti. Ir man visą laiką šita tema buvo tokia labai įdomi, nes aš pradėjau dirbti, kai man buvo 12 metukų. Man labai patiko. Man labai labai toks pasirodė užsiėmimas geras, kai tu matai, kad tu gali kažkokį darbą padaryti, tu matai tą rezultatą, tu gauni už tai kažkokį atlygį, tu tik dar labiau esi įkvėpta ir nori tobulėti dar labiau. Tai aš apie tai visą atskirą skyrių savo knygai skyriau, apie tą mūsų santyki su savo darbu, su savo pašaukimu, apie jo ten būna negebėjimą rasti kažkokį ir savo pašaukimą, apie tą mėtymąsi taip pat ir apie santykius su viršininku, kas irgi yra svarbu. Ir šiandien mes paliesime tą temą ir kaip tobulėti, ir tada, kada tu turi savo verslą arba nori turėti savo verslą ir kaip sąmoningai tobulėti, dirbti darbe, kai tu esi samdomas darbuotojas. Ir tam į pagalbą aš pasikviečiau Rūtą, kuri žino abi pusės, ji yra buvusi ir medicinos darbuotoja, ir iš karto perėjo tada ir į verslą. Tai žino ir ką reiškia būti darbuotoja, ir ką reiškia būti viršininkė, ir ką reiškia būti versle, kur versle kartais būna truputį kitokios sąlygos išgyvenimo negu ten, pavyzdžiui, kokioje dvasingoje aplinkoje vadinamoje, tai kaip mes suprantame, ar ne. Tai vat, Rūta, dabar turi verslą, ar ne, tokį žinomą moterį žino, kas kosmetika domisi. Ir galbūt trumpai, kad tave pažinti, kas nepažįsta, vat, ko trūko tame darbe medicinoje, ar ne, kad teko pereiti į verslą. Nu, žodis teko gal ne, bet matyt kažko trūko, kad verslo užsinorėjai. Koks kelias buvo? Tai labas vakaras visiems. Malonu susitikti čia nais, nors ir, kaip sakant, skaitmeniniu formatu. Ačiū labai, Lana, kad pakvietei mane į šitą įdomų pokalbį. Tai jeigu tai prisimint mano tą istoriją, tai tu labai teisingai čia ir parinkai žodį. Man, galima sakyti, teko išeiti. Tas teko, tai faktas, kad nieks manęs tenais neišgrūdo, iš pakarpos neišmetė iš tos medicinos sistemos, bet tiesiog aš nebegalėjau pakęsti tos labai sunkios darbo aplinkos. Tai jeigu taip trumpai, tai aš pabaigiau mediciną ir po medicinos įstojau į pulmonologijos rezidentūrą. Pulmonologija tai yra plaučių mokslas. Ir rezidentūros studijos tęsiasi 4 metus dar papildomus. Ir aš 2 metus jas
nu, kaip pasakyti, rezidentūra yra darbas ir mokslas kartu. Tu dirbi, tu esi darbintas, tu gauni atlyginimą, tu esi gydytojas ir tu dirbi didžiausiose Lietuvos ligoninėse ir dirbi labai sunkius darbus ir budi naktimis, budi paromis ir tas atlyginimas būna labai menkas. Žodžiu, tai yra tikrai mokykla, kuri patikrina tiesiog tavo motivaciją, kiek tu nori smarkiai būti gydytojas ir realiai tarnauti visą gyvenimą. Dėl to, kad neužtenka tų pinigų, tų, nežinau, mano laikais prieš 10 metų tai buvo 700 eurų į rankas mėnesinis atlyginimas. Tai kadangi neužtenka tų pinigų, tai tu eini dar papildomus darbus dirbti, papildomai būdi naktimis, tu beveik namie nebūni, neturi laiko santykiams, draugams ir šeimai. Ir dar darbo vietoje yra tikrai labai labai sunkios sąlygos. Ant tavęs visi, kas netingi, rėkia, visi tave visur vaiko ir pacientai, ir kolegos, ir vadovai. Ir dabar jau žiūrint iš tos perspektyvos, aš juos visiškai suprantu, neteisinu, bet tikrai suprantu. Ligoninė yra tokia vieta, kur niekada džiaugsmo nebus. Ten visi ateina su skausmu, sergantis, susidurintis su nežinia, susidurintis su mirtim. Ten tikrai yra kolektyvinė turbūt liūdniausia vieta, kokia būna žemėje. Tai yra visos ligoninės, ar ne? Tačiau tas toks, pasakykime, iš to nuovargio įtakotas ir iš to streso, iš tos nuolatinės baimės kolegų bendravimas ir vadovų bendravimas su reiškia, jaunesniaisiais kolegomis, tikrai buvo man labai nepakeliamas. Aš esu jautrus žmogus turiu meni, kad aš jautriai reaguoju į aplinką labai, matau subtilius visokius dalykus ir man tikrai reikia labai tokios švelnios ir saugios aplinkos, kad aš galėčiau gerai funkcionuoti ir save realizuoti. Tai dėl to aš vieną gražią dieną po 2 metų rezidentūros studijų plus mokslo plus darbo priėmiau sprendimą išeiti akademinių atostogų, pailsėti metus ir grįžti su naujom idėjom, pailsėjus ir atsigavus. Tačiau taip sukrito kortos, sukrito žvaigždės gražiai, kad kaip tik tuo metu sutikau savo tuometinį verslo partnerį ir mes įkūrėme kosmetikos gamybos įmonę. Ir tada viskas jau labai gerai, ten gražiai rutuliojosi, augo ir taip aš niekada negrįžau tą medicinos sistemą. Bet man tikrai buvo gaila, pirmus kelis metus aš jaučiau labai didelį tokį, kaip sakant, skausmą, ta prasme, kad aš jaučiausi, aš labai norėjau būti gydytoja, norėjau dirbti, norėjau praktikuoti, norėjau padėti žmonėm, bet tiesiog aplinka mane, išprašė, taip liaudiškai tariant. Tai va tokia ta istorija. Dabar jau viskas gerai, dabar džiaugiuosi, kad tuo keliu nejau, nes vis tik tai ne mano charakteriu ir ne mano tam jautrumui, aš ten tiesiog būčiau palūžus 100 kartų ir susigadinus sveikatą galutinai. Tai galiausiai gavosi geras ir teisingas sprendimas ir niekas nevyksta veltui. Taip. Bet man neseniai teko pabuvoti ligoniniai, trumpam ten, keliom valandom. Tai aš pagalvojau, kad jeigu tu nesirgi, tai šitoje vietoje pabuvęs, tu būdamas jautrus žmogus tikrai susirgsi. Nes ir aš stebėjau tas darbuotojus, galvoju, viešpatie, jiems turėtų mokėti, pradėkim nuo 10 000 per mėnesį. Pradėkim nuo to, nes va taip po keletą valandų, ten per kelias valandas jau kažkokie garsai, riksmai, aimanos ir taip toliau. Ir aš stebėjau, kai kurie darbuotojai iš tikrųjų keletą valandų, jie ant tiek yra atsidavę, jie ant tiek jautrūs kiekvienam žmogui, kažkas tokio, galvoju, ar čia jinai šiandien tokia, ar ne visą laiką tokia, nes jeigu ne visą laiką tokia, tai net gaila, kad jį dirba tik ten. Atrodo, kad jie reikia dar kur nors, kur plačiau gali paveikti kažką tai. Tai yra valstybinės įstaigos yra aišku, bet kadangi tu turi savo verslą, tai prie tų žmonių galbūt, kur ten nori turėti savo verslą ir taip toliau, tai mes grįšime šiek tiek vėliau, kad juos įkvėptumėm ir papasakotume, kaip čia gali būti. Bet pradedant nuo to, kad jeigu žmogus nori būti visą gyvenimą darbuotojas, nenori savo verslo, savo, kaip sakant, rūpesčio ant galvos papildomų, nes vis tiek viršininko atsakomybės zona yra didesnė. Ant jo galvos ten yra visokie ten institucijos ir taip toliau, daugiau atsakomybės. Visą laiką galvok nuo ryto iki vakaro, kaip čia ką sutvarkyti. Darbuotojas atidirbo ir nuėjo namo. Džiaugtis gyvenimu ir laisvalaikiu.
Ir aš, kadangi esu turėjusi ir padėjėjų, ir aš esu ir pati buvusi darbuotoja, ir žinau abi pusės, bet vat aš žinau tą jausmą, kai tu įsileidi darbuotoją arti, bet tie, kurie iš jūsų esate samdomi darbuotojai, dabar gerai reikia prisiminti, kaip jūs elgiatės darbe ir už darbo ribų, ar jūs neapkalbate labai savo viršininko. Ir kas yra viršininkas, tai aš pasakysiu, kai mes esam maži vaikai, mūsų tėvai yra mūsų tėvai, su tėvais mes išsiskyrėme fiziškai, na, ta prasme, kad mes pradėjome savo gyvenimą, nuėjome ten kažką studijuoti, paskui dirbti. Ir štai mūsų darbovietėje, mūsų viršininkas yra mūsų tėvų simbolis. Ir jeigu yra kažkokios neišspręstos problemos su tėvais, jos persikelia į santykius su viršininku. Ir iš tikrųjų, kas liečia darbuotojus, kiek man teko patirti ir tokių darbuotojų, bet labiausiai mes įsiminame, kai tie skaudus momentai. Kai tu prisileidi darbuotoją, nu, įmonė, kuris turi savo įmonę, tai yra jo namai. Tai yra jo kūdikis, jo šeima. Aišku, jeigu ten kokia milžiniška korporacija gal kitaip atrodo, ten ne visus darbuotojus sutinki, bet kai tai yra kažkoks verslas, kur yra mažesnis šiek tiek, tai yra tavo namai. Tu kažką įsileidai į savo šeimą, kaip sakant, naują šeimos narį. Ir aš atsimenu savo paskutinę darbovietę, kur labai mano viršininkė labai galbūt išsilavinimo trūkumas kažkoks, nežinau, kažkas tokio, kad būdavo labai jos elgesys tiesiog netinkamas su manimi. Būdavo tokie jau bandymai net pažeminti, skaudinti ir taip toliau. Tokios emocijos, kur darbo vietoje netinkamos. Ir aš vėliau supratau, kodėl tai vyksta. Sakyčiau, netokie konkurenciniai dalykai, kažkokie pavydas kažkoks, tai tik vėliau aš ten supratau, kodėl tai vyksta ir supratau, kad taip aš sustumiama iš samdomo darbo į darbą savo. Mane bando išstumti ir dabar aš visą tai, kaip prisimenu, tai, vaikų darželis, bet tuo metu mane tai nekai skaudindavo, man tai būdavo taip skaudu, kad aš porą kartų esu namo grįžusi apsiverkiau. Kodėl man buvo skaudu? Nes aš esu labai lojalus žmogus. Iš prigimties. Tai ne visada man gerai baigėsi, bet aš jeigu esu su kažkuo, aš esu. Jau aš atsiduodu pilnai. Ir aš atsimenu, kokia aš atsidavusi buvau įmoniai, aš ten netlikdavau nakvot, kad vėliau iš ryto daugiau galėčiau darbo nuveikti. Ir aš atsimenu, tas lojalumas mano, tiesiog jo naudodavosi. Ir kai aš jau pati pradėjau priiminėti padėjėjas, tai aš aplink tas padėjėjas vaikščiodavau ant pirštų galiukų, kad tik jos nepatirtų tai, ką patyriau aš. Ten jau super gražiai ir vis tiek užtaikydavau ant tokių, kurios paskui ten skleisdavo kažkokią informaciją, kritikuodavo mane už tai, kad man reikia paduoti maistą iš baltos lėkštės visada. Tokie visokie ir tokie, kaip atrodo, kaip ir komiškai, bet atrodo, kad kam tu skleidi tą informaciją apskritai, plus tu prisimeni vėliau, kad žmogus blogai dirbo. Ir tas skausmas, kurį mes emocinį patiriame, jis labai priliksta puikiai tam skausmui, kai mus, pavyzdžiui, šeimos narys išduoda. Tai yra labai panašu. Ir kodėl šita tema yra svarbi? Todėl, kad tai darbas niekada nėra tik darbas, tai labai dažnai yra tikrai asmeniška. Tai aš noriu tiesiog paliesti tą temą, kaip yra svarbu gerai atlikti savo darbą, kad ir ką jūs dirbate. Ar jūs dirbate valytoje samdoma, ar jūs dirbate pasamdyta kaip prezidentė Lietuvos, ar jūs dirbate kosmetologė, kad ir ką jūs dirbate, kaip yra svarbu ne tik gerai atlikti savo darbą, bet ir laikytis tos tokios emocinės švaros, lygiai taip pat, kaip jūs būtumėte santykiuose, pavyzdžiui, su vyru, ar su mama, ar su kitu artimu žmogumi. Tai ar teko tau patirti kokią nors skaudžią pamoką susijusią su darbuotojais? Tu įsileidi ir gauni vėliau už savo gerumą. Jo, čia iš tikrųjų palėtė tokią labai plačią ir tikrai labai jautrią temą. Ir ką paantrinsiu, visiškai paantrinsiu, kad
kai tu įsileidi darbuotoją, tu įsileidi jį į savo namus, į savo aplinką, į savo kūrinį. Kai mes kalbame apie tas mažas ir vidutinio dydžio įmonės, ar ne, iki 50 darbuotojų, kur realiai tu atsimeni dar vardus, žinai vaikų vardus, galbūt jis yra antrą pusę sutikęs to savo darbuotojo. Per visą Manilos gyvavimo istoriją su tiek samdomais, kurie buvo su darbo sutartimis, tiek, sakykime, kontraktiniai, freelanceriai ir taip toliau, aš sumoje esu davusi darbo, buvusi darbdavė turbūt daugiau negu 150 žmonių. Tikrai nemažą patirtį esu sukaupus ir galiu pasakyti, kad patirtis nuo A iki Z visokiausių atvejų esu turėjus. Buvo tikrai labai fainų, gražių partnerysčių, bendryščių, darbo kartu, kur padarėm nuostabius projektus, po to dėl kažkokių priežasčių atsiskyrėm, pavyzdžiui, tiesiog žmogus norėjo savo įkurti, ar ne? Ir įkūrė savo ir mes gražiai atsisveikinom ir aš savo ten kokius nors pažįstamus rekomenduoju eiti tenais, imti paslaugas, to verslo ir panašiai. Kita dalisgi buvo, kurie turbūt galvoja, kad aš esu kažkoks tragiškiausias žmogus pasaulyje, kurie turėjo kažkokį lūkestį mane, kurio aš negalėjau išpildyti, jiems suteikti, nes visų pirma net neprivalėjau jo išpildyti, ar ne. Kažkas labai džiaugiasi savo darbo vietą ir dirbo už pakankamai, sakykime, nedidelį atlyginimą, nors, kaip pasakyti, darė didelius darbus. Kažkas visiškai labai neipatingus, tokius lengvai padaromus darbus dirbo, nereikalaujančius aukštų kompetencijų ir reikalavo labai didelio atlyginimo ir kai negavo to atlyginimo, aš tapau didžiausių priešų. Supratau vieną per šitą savo kelionę ilgą. Ir tai iš tikrųjų yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl atsisveikinau su Manila, nes aš verslą pardaviau dabar ir turiu jau kitas veiklas, kur dirbau viena arba tik tai samdau žmonės su labai, labai aiškia sutartim griežta. Tai yra tai, kad nenoriu sakyti tikrai apie visus žmonės, bet darbuotojai yra vaikai. Daug jų yra tiesiog maži, emociškai nesubrendę vaikai, kurie žiūri į darbdavį kaip į kažkokią tikrai tėvo ar motinos figūrą tam tikrą formą ir turi kažkokių tais iliuzijų, kažkokių lūkesčių, kad tas darbdavys turi kažkaip tais su jais, nežinau, tenais ypatingai elgtis ir šokti, mylėti, šokti paskui jo dudelę, leisti įgyvendinti visas jo crazy idėjas ir visus jo norus, išleisti ten į visas atostogas, į darbą nuotoliu tenais ir taip toliau, ir dar mokėti tą milžinišką atlyginimą, kokį moka kitose įmonėse jo draugui ten ar draugiai. Ta prasme, aš tokių dalykų esu prisiklausius, kad iš pradžių aš labai pykdavau ir, ta prasme, kaip ne tai, kad pykdavau ten atvirai, bet ten su kitais žmonėm diskutuodavau, ta prasme, kaip taip akiplėšiškai galima tokių dalykų reikalauti. Bet po to su laiku pamačiau, kad tokių žmonių yra visai nemažai ir supratau, kad tiesiog žmonės yra labai skirtingi ir labai skirtingai tą savo pasaulį mato. Ir aš tiesiog po to pradėjau nebereaguoti, kažko nepatenkintas. Ten bandom išspręsti rezoliuciją, ar ne, ten vadovų taryba su darbuotojų šnekasi. Ir tu tiesiog supranti, kad ir ką tu be padarytum, čia yra kažkokia vidinė trauma, vidinis blokas ir ar aš, ar kitas darbdavys, ar kitas, žodžiu, kolega vis tiek anksčiau ar vėliau, tai prasme, tas pats dalykas kartosis, nes tą dalyką turi viduje žmogus išsispręsti pats kažkokį tais tenais nepriteklių, nežinau, nepastebėjimo tokią traumą, pavadinkim, kad daro kažkokį tais darbą, kuris visiškai galbūt nebuvo suformuotas nei mano komandos ir padaro tą darbą kažkaip, labai didžiuojasi to darbu, kas yra labai faina ir atneša tą darbą, parodo ir netinkamai padarytas tas darbas. Jis padarytas galbūt gerai, bet ne tai, ko mums reikėjo. Ir tada gauni, objektyviai tu jam tą paaiškinį ir tas žmogus tada baisiai įsižeidžia, supyksta ir išeina ten trenkdamas durimis iš darbo ir ten negražiai kalba apie mane visur. Tai vat man primena, kaip atsimenat vaikystėje, kai ten buvo 5-6 metai, nupiešėm kokį nors baisų piešinį tenais, ar ne? Ir labai gražu, ta prasme, atnešam tėvams ten rodyti tą piešinį, pažiūrėkim, gražiai nupiešiau. Tai santykis su tėvų ir vaikų yra toks, pagirti, pasakyti, kad tikrai gražus piešinys, nuostabios pastangos pakabinti tą piešinį ant stalo. Bet kai tu esi suaugęs, subrendęs žmogus ir tu eini į darbą ir už tai gauni atlyginimą, tu turi atlikti užduotį taip, kaip tu ją turi atlikti. Ir jeigu tu jos netlieki gerai, tu automatiškai gauni objektyvę, kaip sakant, tiesą, nežinau, kritika, man tas žodis net nepatinka, nes žmonėm
šiais laikais, kad ir ką tu be pasakysi, kad ir kokį toną tu be pasakysi, tave apkaltins kritiką, mobbingu, tenais psichologiniu smurtu. Ta prasme, aš tokių dalykų apie save esu prisiklausius, kur tiesiog net nežinai, kaip reaguoti, čia juoktis ar čia verkti. Tai, Tai va, aš tai tą noriu toks. pasakyti, kad kai didesnės įmonės visą laiką sakau, kad jeigu su darbuotoju nesutari ir jis reikalauja iš tavęs meilės arba kažko tu neprivalai jam duoti, jį reikia siūsti pas psichologą, kad jis dirbtų su psichoemocinė separacija nuo tėvų. Todėl, kad 80% Žemės planetos gyventojų nėra suaugę, nu bent jau kažkurioje sferoje. Ir tai atsiskleidžia darbe. Tai vad santykis su viršininku, mano, kaip ir minėjau, paskutinė darbovietė, aš pastoviai negalėdavau suprasti, kame reikalas. Ir ką aš darydavau, aš bandydavau visaip įtikti. Aš dirbdavau ten už 5, už 6 žmonės, ten reikėjo matyti. Aš buvau 100% atsidavusi, kol vieną dieną aš nepamačiau tiesiog praktikos metu, kad aš viršininkė projektuoju savo tėvus, kuriems aš visai bandau įtikti. Ir kad ir kiek tu bandai įtikti, vis tiek tu nepakankamai kažkokia gera, nes tu tiesiog kitokia negu jie. Tai ir niekada nesibaigs. Ir vat, kai nėra psichoemocinės separacijos nuo tėvų, žmogus nėra suaugęs, jis nėra suaugusiojo energijos, viskas. Viršininkas yra spąstuose, nes į viršininką bus projektuojami dalykai. Viršininkas nesamdo dažniausiai darbuotojo tam, kad jis psichuotų, emocionuotų darbe, jam už tai yra nemokama. Kai tu esi darbuotojas, tikrai apsimoka suprasti, kad tau nemoka už tavo pergyvenimą nereikalingą, tau nemokama už tavo kažkokią psichozę, apkalbas ir taip toliau, už tai pinigų nemoka, todėl neapsimoka į tai investuoti savo energiją. Ir vat dažniausiai viršininko problema yra ta, kad su tokiais darbuotojais nieko negali padaryti, todėl kad trauma yra viduje, negebėjimas greit užaugti pakankamai, nesuvokimas, užstrigimas vaikystėje. Ir tu atsistoji į vieną iš jo tėvų, į vietą jo tėvų ir viskas. Tu esi spąstuose, jeigu tu esi viršininkas. O rasti suaugusi darbuotoją, kaip mes žinom, nėra čia taip paprasta. Suaugusi žmogų būtent, ar ne? Ten dažniausiai prasideda, kad manęs ten ne iki galo vertina ir taip toliau. Tai vat, kas Bet yra. Jo, aš bet norėčiau dar truputį ir kitą pusę, kaip sakant, apginti. Tai tikrai turėjau nuostabių darbuotojų, nuostabių žmonių, kurie, bet kalbant apie tą tokį dvasingumą, tai vat, mano suvokimu dvasingumas yra, kai žmogus gyvena savo tiesą, savo vertybėmis, savo tikrovę. Jeigu jisai pasirinko tą darbą, eiti tą darbą, jeigu jisai perskaitė darbo sutartį, pamatė, kokios bus sąlygos ir jisai dirba nuoširdžiai tą darbą ir stengiasi ir nereikalauja kažkokių tais, nežinau, kitokių dalykų tenais, kurie atseit priklausytų jam, nes priklauso jo, ten, sakau, kažkam kito draugo kompanijoje, kuris dirba, kuris iš tikrųjų daro tą darbą nuoširdžiai, vadovas jaučia visą laiką, kada žmogus yra dirbantis nuoširdžiai tikrai ir jisai tą žmogų, jisai jį ir dėmesį atkreips labiau ir sudarys jam sąlygas kilt karjeros laiptais ir atlyginimą pats kels, ta prasme, nes taip yra tie žmonės, kurie, ateina į darbą su idėja, kad jie pirmiau duos darbdaviui, prisidės prie to bendro kūrinio kūrybos, o ne kaip dauguma tikrai ateina imti. Duok man tą, o aš čia kažką, žodžiu, padarysiu, kas aprašyta pareigybėse. Tai tikrai yra puikių žmonių, puikių darbuotojų, bet tu labai teisingai pasakėjai, jų yra, nežinau, gal 15-20% iš mano visos patirties yra žmonių, kuriuos aš samdyčiau antrą kartą, jeigu reikėtų rinkti. 80% nesamdyčiau ir nerekomenduočiau. Jo, visi tie, kurie yra, prie suaugusių 20%. Kas, jų tolimesnė gyvenimo eiga buvo kokia? Plius minus. Jie arba savo verslus atidarydavo, arba į dar geresnės pareigas pereidavo, ar ne? Taip, visą laiką. Arba įmonės viduje auga, arba atsiskiria ir savo kažką augina. Taip, nes dažniausiai tie tokie jau suaugę žmonės, jie, man apskritai, kai būna, sako, aš sąmoningas žmogus, aš dvasingas žmogus, aš dažniausiai pastebiu, kad jeigu būna jau labai dvasingas žmogus, dvasingas, atrodo jau to į dangų pakils. Jie kaip taisyklė kažkodėl iki galo gerai nemoka atlikti darbų, kuriuos jie dirba. Jie paleidžia viską tėkmei.
kaip Dievas duos, kaip visata pakreips, labai daug tokių manipuliatyvių frazių ir tos frazės uždengia dalykus, kurių iki galo nepadarė. Ir, pavyzdžiui, iš mano pusės, kiek kartų buvo tos padėjėjos, kurios svajoja būti dvasinėmis mokytojomis. Dabar padirbsiu šitą darbą, kurį dirbu, ten ar buhalterė, ar ten kažkas, tai dabar dirbu, dabar dirbsiu jį belia kaip, nes jis manęs nedomina. Bet kai aš dirbsiu savo svajonių darbą, aš jį dirbsiu. Bet tas darbas, kurį tu dirbi dabar, kad ir koks jis yra, jeigu tu jį apsiėmė dirbti, tai yra tavo, į tą darbą tu sukrauni savo energiją, kurią tu paduodi kitam žmogui. Jeigu jūs, pavyzdžiui, esate kirpėja ir jūs neapkeičiate savo darbą, jūs norite būti gongų specialistė, norite ten vibruoti vibracijom ir taip toliau, va tokia svajonė, nenorit būti kirpėja. Bet čia ir dabar, šiandien, jūs dar dirbate kirpėja. Ir tik iliuzija yra, kad atseit šitas darbas yra mažiau dvasingas negu, pavyzdžiui, kad jūs meditacijas vesite, todėl kad bet koks darbas, kurį jūs darot, yra sąveika su pasauliu. Tiesą pasakius, aš pažįstu daugybę žmonių, kurie yra daug naudingesni pasauliui, negu tie, kurie yra tie vadinamieji dvasiniai mokytojai. Daugybė. Aš kiek konsultuoju skirtingus žmonės ir paskutinį dešimtmetį vien, turbūt 70% verslininkų arba panašių žmonių, iš jų kažkaip naudos daugiau. Kodėl? Nes jie stiprus, jie plečiasi, jie turtingesni, protingesni ir jie automatiškai iš savęs duoti gali daugiau. Dažniausiai. Ir yra iliuzija, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs, tarkim, kerpate žmogų, iš jūsų mažiau naudos, negu kad jūs dabar jogą vesit arba meditaciją. Kodėl? Todėl, kad jūs, kai liečiatės prie žmogaus, jūs perduote jam savo energiją. Jūs, kai gaminate maistas, būdamas, pavyzdžiui, šefas, jūs sukraunate viską į tą maistą. Kai jūs, belia ką jūs darot, kai jūs esate maksimoje prie kasos, jūs galite visai dienai sugadinti žmogui nuotaiką, kuris yra priešais jūs, arba ją pakelti. Arba nei pakelti, nei sugadinti, bet kažkaip ta perprasti yra svarbu, kad ir kokį jūs darbą darote, jūs iš tikrųjų esate dvasingas tada, kada jūs esate maksimaliai profesionalus. Maksimaliai. Nes jeigu jūs darote o šiaip pat, kad tik būt, tai yra visiška dvasingumo priešingybė. Ir jeigu jūs, kad ir, pavyzdžiui, griovį kasate kažkokį, tai tikrai, jeigu jūs tą darote 100% gerai ir profesionaliai, iš jūsų daugiau naudos, negu ten, pavyzdžiui, moterų ratų vedėja, kuri, pavyzdžiui, vakar ten iš kokios nors kolegijos keletą tūkstančių pavogė, kaip pavyzdys iš savo darbo. Ar ne? Iš jūsų tikrai daugiau naudos, jeigu jūs esate savo vietoje, jeigu jūs esate nuoširdus, jeigu jūs tą darbą, kurį darote, jūs darote viską labai labai maksimaliai tiek, kiek jūs galite gerai. Nes aš visą laiką ir sakau, kai norite pakeisti darbą, užduokit savo klausimą, iš kurios pozicijos tai kyla. Ar tai dėmesio galbūt trūksta, o galbūt kažkokio uždarbio norisi daugiau, pripažinimo, ko norisi, bet aš užtat ir klausiu, ko pritrūko samdomame darbe, kad užsinorėjusi, pavyzdžiui, verslą. Tarkim, ir koks, tarkim, jeigu tą verslą, gerai, tu jį dabar pardavė, bet vis tiek ten buvo sukrauta labai daug tavo energijos. Tarkim, pagrindiniai dalykai, kuriuos išmokai per tą verslą. Jeigu tas verslas Manila būtų dvasinė praktika, pavyzdžiui, pavadinkim, tai yra dvasinė praktika, kokie punktai atėjo į tavo, pakeitė tavo struktūrą vidinę vien per tą verslo kūrimą. Kokie patobulėjimai? Geras toks labai gražus klausimas, tikrai refleksijai, nes dabar dar ką tik tas visas dalykas įvyko, aš dar mintimis ir siela dar tikrai prisirišus prie to ženklo ir nes po truputį integruoju tą momentą, kad manis jau nebepriklauso ir kad čia, žodžiu, jisai savarankiškas ir tęsia kelionę su kitais žmonėm. Bet dabar, tai pirmi dalykai, kas šauna į galvą, tai mažiau yra daugiau. Pirmas toksai dalykas, kad tikrai viena iš tokių, gal ne tai, kad klaidų, bet ką supratau, todėl kad
visą laiką labai smarkiai augom ir plėtėmės ir buvo tikrai, nu kaip pasakyti, chaosas ir bardakas tam tikrą prasme, net jeigu ir veikla vyko gerai, sklandžiai, bet aš turiu menį, chaosas ir bardakas buvo manyje ir mano artimiausių žmonių darbe, nu, kad komandose, ar ne, mes tikrai daug labai darėm dalykų, kurių nereikėjo daryti. O dabar, kur, sakykime, nauji savininkai prekinio ženklo, jie viską labai labai sumažino, tenais dirba tik keli žmonės, ten, žodžiu, viskas labai optimizuota, labai automatizuota ir tas verslas veikia dar geriau ir dar didesnės pajamas neša. Ir tiesiog, supratau, kad labai, nu, struktūros, kad labai, labai svarbu, kaip ir gyvenime, turbūt turėti kažkokią tai savo aiškę ašį ir nustatyti kažkokias ribas, kur tu gali eiti ir kur tu negali eiti. Ir tas pats ir su darbuotojais galioja, nes, sakykime, nu, aš esu super atviras ir įsileidžiantis žmogus. Aš, žodžiu, mano širdis ir tai yra, nežinau, atviros duris visiems. Aš tokia tiesiog gimiau, čia toks įgimtas dalykas. Ir aš visus tuos darbuotojus, nu, tikrai beprotiškai globojau, stengiausi dėl jų, kad tik jiems būtų gerai ir visiškai ištirpo ribos tarp kur yra tas profesionalus bendravimas ir kur yra kažkoks asmeninis bendravimas. To negalėjai pavadinti su daugelio žmonių draugystė, nes, nu, draugas tai vis tik tai nėra tas žmogus, su kuriuo dirbi ir sėdi viename kabinete ir daug bendrauji darbo reikalais, bet būtent tas toksai, nežinau, ribų nemokėjimas nusistatyti mano buvo viena iš tokių esminių pamokų, kurią, taip, sakykime, skaudžiai išmokau per realius atvejus, dirbant su gyvais žmonėmis, ar ne iš teorijos kažkokios. Tas reiškia, kad daryti mažiau ir labiau. Ir iš tikrųjų, jo, ką darai, daryk gerai. Labai geras buvo iš tikrųjų aprašymas seminaro dabar, ir atėjo jis man irgi į galvą, todėl kad darėm labai daug dalykų ir tikrai jie ne visus spėjom kokybiškai sužiūrėti ir ne dėl visų stengiausi. Ir daug ir tokių feilų dėl to gavosi. Tuos dalykus, ką dariau tikrai labai labai gerai, kur dėjau visą savo maksimum energiją, tai pavyzdžiui, tai buvo formulių kūryba, ar ta pati reklama Manilos, nu, mes labai, labai stengiamės dėl tos reklamos ir aš ten, kai ruoždavau tos video, aš ten 10 kartų tą tekstą rašydavau, keisdavau, nu, visą savo širdį sudėdavau, perfilmuodavau 10 kartų ir matyti tą kokybę ir atsispindėjo tame grįžtamajam ryšy, nes žmonės mato, kiek tu energijos įdedi. Ir tas, reiškia, grįžtamasis ryšys tikrai buvo toks, nu, ir žmonių, kaip sakant, reakcija buvo labai gražiai tą prekinį ženklą iš esmės. Tai čia toksai minčių srautas, ką tik buvo. Nes, bet ar prisimeni tą momentą, kai viskas, nu, pagalvoji, reikia parduoti. Reikia parduoti ir eiti kur nors kitur. Kažkokie ženklai turėjo būti, nu, viduj nepasitenkinimas arba žmonės kažkokie pradėjo spausti, neprivertėgi tavęs per prievartą, turbūt pati priėmė sprendimą, ar ne? Taip, pati priėmė, atsiprašau, kažkas rašo, Evaldas, sveiki, ar žinote, kodėl nesigirdi? Reikia laukti, kad dar kas nors parašytų, kad nesigirdi, tada tikrai žinosim, kad nesigirdi. Aha. Reikia, kad daugiau. Taip, tai jeigu taip žiūrinti visą tą istorijos paveikslą, tai pirmus 5 metus, kai darėme tą verslą su verslo partneriu, tai kažkaip mes niekada ir nekalbėdavom apie kažkokį verslo pardavimą ar jo, nu, kaip sakant, išėjimą iš to verslo. Mums labai patiko mūsų darbas, mes buvom labai flow būsenoj, augime ir kai tu esi, kaip ir santykiuose, kai tu būni, sakykime, ten tie santykių pradžia, įsimylėjimas, nugi negalvoji ten, kas bus toliau, atrodo, kad visą laiką bus tas pats. Bet po to tas verslas subrendo, jis tapo toks, kaip pasakyti, brandus, atsirado jau kiti tada iššūkiai. Ir tada mes su verslo partneriu labai negražiai atsiskyrėme, tiksliau jisai paėmė ir išėjo, tiesiog mane paliko su visu to verslu ir su visom tom atsakomybėm vieną, visiškai, kaip sakant, nepasitaręs ir nepaklausęs mano nuomonės apie tokį žingsnį. Ir kai jisai tai padarė, aš praradau, nu tiesiog, kaip sakant, praradau dalį savęs. Jisai vis tiek buvo, mes kartu nuo pat pradžių viską ten darėm, kūrėm, tos 5 metus dirbom dieną dienon kartu ir jo tas sprendimas mane labai labai smarkiai išmušė iš vėžių ir privertė susimastyti, ar iš tikrųjų noriu tęsti viena. Todėl, kad ne dėl to, kad nesugebėčiau, o dėl to, kad buvo ta dinamika, tokia buvo būtent mūsų dinamika ir jinai turėjo, nu, kaip pasakyti, nu, turėjo visą tą grožį, tam tikros formos, nežinau, kažkokį utopinę idealizmą man buvo ta mūsų bendrystė ir tas verslas. Ir po to, kai jisai padarė tą sprendimą,
aš kaip ir priėmiau tą realybę ir nusprendžiau, kad aš toliau tęsiu viena, bet praėjus dar 2 metam, nu ir eigoje tų 2 metų, vis tik tai aš supratau, kad aš nenoriu daryti viena, kad tai buvo tam tikras gyvenimo etapas, kuris buvo daromas su tuo žmogum, o po to jau man, kaip sakant, nebeteikė nei džiaugsmo, nei malonumo, aišku, įvyko ir labai ten tokių, kaip sakyti, nefainų konfliktų, jau tokių atvirų konfliktų, kurie irgi išmušė iš vėžių. Ir aš tiesiog nusprendžiau, kad, na nežinau, pavyzdžiui, žinot, kai būna žmogaus išdavystė ir po to ten tęsti, nežinau, gyventi toj pačioje vietoje ir negyventi, pavyzdžiui. Čia toks gal keistas palyginimas, nu, bet, pavyzdžiui, ten turi kokius namus ir po to tavo vyras išduoda tave su kita moterimi, išeina, ten palieka, ar tu norėsi gyventi tose namuose, kur tie visi atsiminimai ir viskas. Nu, turbūt daugelis žmonių rinktųsi išeiti. Tai, ta prasme, aš nusprendžiau, kad viskas, čia jau energetinė gyja pasibaigusi, čia nebėra energijos tame versle, jisai užaugo, subrendo ir jisai gali būti savarankiškas be manęs. Ir priėmiau sprendimą parduoti. Ir tikrai labai geras sprendimas. Aš jaučiuosi atsigavus, jaučiuosi atgavus kažkokią energetinį resursą, kuris buvo iš tikrųjų ilgą laiką jau toks, nu kaip pasakytų, užgesęs. Tai vat, kalbant apie tos momentus, kai žmonės jaučiasi kaip užgesę darbe, ar tai samdomas darbas, ar tai verslo kažkoks projektas nuosavas, kai tu laiku neužbaigi ir laiku neatsitrauki arba laiku neevoliucionuoji. Nes kai žmogus pažeidžia tą įstatymą visatos, kad niekas nėra statiška, niekas negali vietoje stovėti visą laiką, netgi jeigu yra labai labai gerai, tai tada turi plėstis, nes jeigu tu nesiplėti kažkaip tai kažkuria tai pusė, tada reiškia vyksta degradacija. Nes nu, toks yra, mes turim plėstis visada į kažkuria tai pusę, net norim mes ar nenorim savo greičiu, kiek galime ten įtalpinti tų naujų energijų. Ir vat, kai būna kažkas tiko, staiga pradeda nebetikti, arba kažkas pradeda pulti jūs, pavyzdžiui, išorėje. Tarkim, atsiranda žmonės, kurie, tarkim, pradeda, nežinau, ar tai apkalbinėti kažkaip, ar tai pulti kažkaip emociškai, ar varginti labai, ar erzinti labai, arba, pavyzdžiui, fizinis kūnas pradeda streikuoti, pradeda daryti kažką tai tokio, rodyti signalus keistus, arba, tarkim, pradeda erzinti viskas aplinkui, arba jūs jaučiate, nu, nepatenkintas be jėgų, o kodėl neaišku. O tai dažniausiai, kai pasižiūri, yra todėl, kad, tarkim, darbe, kalbant apie darbą, kad jūs laiku neišsiplėtėt arba plečiatės į tą pusę, į kurią reikia. Todėl, kad mes dažniausiai jaučiam, kad gerai, viskas mane tenkino, dabar kažkas jau didžiąją dalimi nebetenkina. Pavyzdžiui, darbą nebegaliu einu vien dėl to, kad reikia už butą susimokėti. Verslą turiu vien dėl to, kad nu, žmonėms patinka mano produkcija, tai tenka gaminti. Ar ne, arba ten jau, kad jau savininkė ir einu. Ir toks žmogus kaip įkalintas savo kažkokiame tam įvaizdėje. Bet kai mes nesiplečiame pakankamai ilgai, prasideda ta negatyvi emocija, tas negatyvus kažkoks santykis su kažkuo. Ir jis prasideda tik dėl to, kad nelaiku buvo padaryta kažkas arba kažkas buvo nepadaryta. Tai vat, kai mes tik pradedam jausti, ne tik kad vieną dieną kažkokią, bet kai beldžiasi kažkur tai aplinkui kažkokie vadinamieji ženklai, kažkoks irzlumas jūsų, kažkoks sveikatos sutrikimas ar kažkas, tai jeigu jūs matote, kad tai susijęs su darbu, tai greičiausiai, kad jau kurį laiką jau reikia kažką tai keisti. Ir bet kuri negatyvi emocija, kurią jūs jaučiate ar darbe, ar santykiuose, balekur, tai yra laikų nerealizuota pozityvi emocija. Jūs nespėjate plėstis iš paskos, reikia kažkokio išoriai, kažkokio dirgiklio, kad jūs pabaksnot, kad jūs atsibūstumėte, kad kažkas vyksta ne taip. Tai vat, kai būna laikų, kai kurie dalykai nėra paleisti, tai tampa toksinas. Nu, aš kaip sakau, tai kai patiekalas yra pagamintas, laikų nesuvalgy, jis pradeda pūti ir nu, tu turi problemų tada. Taip, tai vat, kodėl darbas tampa baisių toksinų, arba santykiai, ar verslo, ar partnerystės tampa jau vargas, todėl kad uždėlsta yra per ilgai ir tai tampa jau toksinas. Jau jūs paėmėte viską, kas geriausia. Dabar reikia arba plėstis
Tai vat, kaip būna, negaligi savo kartais kūdikių paleisti, ar ne, tai yra mano veikla, aš sukūriau ir niekam neatiduosiu. Tai vat, tada ta pradeda veikla labai spausti žmogų ir labai labai gali net sargdinti. Ir dabar kažkokia kita veikla, ar ne? Nes buvo kažkoks Taip, toks. tai aš kita veikla grįžau truputį atgal į sveikatos sritį, kas matyt buvo visą laiką širdį iš tikrųjų, nes, nu, kaip pasakytas, grožis tai tikrai labai fainas dalykas, bet aš jį vadinu tokį labiau software, tai tokie, nu, lengvesni tokie malonūs dalykai. O vat kažkaip vis tas pašaukimas būti gydytoja, nu, neveltas ir vadinamasi pašaukimas, nes nustoti tenais tą mediciną ir mokytis ir vis tiek aš 8 metus praleidau studijuodama, ar ne, tai, nu, yra jau manyje įaugę į kraują. Tai jo, aš ketinu, ta prasme, tai ketinu grįžti su nauju prekės ženklu, bet tai yra ilgamžiškumo ir fizinės ir emocinės gerovės, toks, kaip pasakyti, gyvenimo būdo ir stiliaus žurnalas, nes aš pati daug labai tokių dalykų praktikuoju, pradedant nuo sporto ir dvasinių praktikų, ar ne, ir jogos ir kvėpavimo iki maisto papildų ir kitokių visokių įdomių dalykų, kas yra susijęs su tokiu, kaip pasakyti, sąmoningu amžėjimu, suvokiant, kad mes mirtingi, kad tas kūnas keičiasi, kad norisi dar daug gerų dalykų nuveikti šiam pasaulyje, dėl to norisi tą savo, kaip sakant, kūną ir smegenis kiek įmanoma labiau apsaugoti nuo neigiamos aplinkos įtakos ir senėjimo. Kalbant apie neigiamą aplinkos įtaką, labai dažnai žmonės, jeigu paauga šiek tiek, va, pavyzdžiui, buvo medicinos darbuotoja kur nors klinikoje, viena iš daugelio ten kur nors, kur tarp baltų chalatų nepastebėsi, ir staiga verslininkė, ir staiga ten ant žurnalo viršelio ir pamato kokią Marytę iš kaimo, su kuria ten galbūt vieną kartą gyvenime kažkur ten pakalbėjai, ją iš pavydo viskas, ar ne? Kaip čia taip? Jį paaugo, o aš tokia nuostabi nelabai. Ir tokių yra labai daug. Ir baisiausia yra, kai tokių yra tavo artimoje aplinkoje. Gerai, jeigu tai yra kažkas, su kurio ten jūs ten kažkur tai. Bet pavydo neįmanoma išvengti, nes jeigu žmogus sako, kad jis niekada nepavydė, jis garantuotai meluoja. Todėl, kad pavydas, kaip ir piktis, yra sudedamoji žmogaus dalis. Tiesiog kiekvienas naudoja tą pavydą labai skirtingai. Stiprus žmogus naudoja pavydą kaip įkvėpimo įrankį. Todėl, kad kai mes pavydime kam nors, mes galime pamatyti tą pavydą kaip įrankį, kad štai, jeigu aš pavydžiu, kad šitas žmogus tą daro arba turi arba pasiekia, tai reiškia, aš galiu matyti, ko aš noriu. Nes aš negaliu pavydėti to, ko aš nenoriu. Reiškia, aš dabar suprantu, kad tai yra tai, kas man yra svarbu. Aš irgi to noriu arba kažko labai panašaus. Plus žmogus, kuris yra suaugęs ir stiprus, kai jis pavydą naudoja įkvėpimui. Todėl, kad tas žmogus, kuriam tu pavydai, jis tau demonstruoja tyčia arba netyčia galimybės. Jeigu pavyko kažkam, reiškia, Žemės planetoje yra įmanoma padaryti tą dalyką, nes visi žmonės plus minus panašios struktūros, tiesiog tas žmogus savo struktūrą pritaikė prie tos kažkokios svajonės, kurioje jis dabar gyvena, jis tiesiog ją atitinka. Ir tu gali padaryti tą patį savai. Silpnasgi žmogus iš pavydo pradės graužti save ir žinoma, tam, kad jam palengvėtų, jis ieškos pasąmoningai kažkokių progų sukritikuoti arba apkalbėti tą objektą, kuriam pavydi, tam, kad jam palengvėtų. Galbūt netgi pakenkti. Ir pavydas iš tikrųjų yra nuostabus įrankis, kai mokai jo naudotis. Bet tie žmonės, kurie sako, aš nežinau, ką man veikti, kuo man užsiimti ir taip toliau, aš visada siūlau įeiti į praktiką, kad įsivaizduot, kad jums liko gyventi kokie 5 metai ar 10 metų, nu, be jokių tragedijų, vizualizavom nieko, bet suprasti tą jausmą, kad tu esi mirtingas. Ir jeigu tu žinotum, kad laikas yra ribotas, ką tu veiktum? Nes kai tu žinai, suvoki, kad laikas yra ribotas, tu labai staigiai pradedi žinoti, ko tu nori. Be ko tu nenori iškeliauti iš Žemės planetos, ką tu nori patirti, bet kokias patirtis susirinkti, labai gerai ateina į galvą tada, kada tu suvoki prieš tai, kad milijoną metų tu neturi, laikas ribotas. Nes mes, kai nuvažiuojame kokią ten Dubajų ir kur nors, mes labai gerai žinom, ką mes norim pamatyti.
mes tiesiog ten ir važiuojam, nes mes žinom, kad po 7 dienų reikės grįžti, nu, kažkas tokio. Labai tada tikslingai jokių svarstymų, nes laikas ribotas. Ir tas riboto laiko žinojimas, jisai duoda visai jau kitokį efektą. Tai vad, kas nežino, ką veikti gyvenime, prisiminkite, kam jūs pavydit, galbūt net juodai pavydit taip, kad nemėgstat, ir kokiais personažais jūs žavitės. Pavyzdžiui, žiūrite filmą ir žavitės, va šitas personažas man patinka. Kaip jis rengiasi, jo įvaizdis, ką jis dirba, kaip atrodo, va tai kuom jūs žavitės, arba tai, ko jūs nemėgstate, tai dažniausiai nemėgstat, nes pavydė, tai dažniausiai ir yra tai, ką jūs labai norėtumėte turėti savo gyvenime. Ir pavydą galima panaudoti labai labai išmintingai, tai gali būti jūsų resursas labai labai stiprus. Jeigu žmogus dar yra labai silpnas, aišku, kaip minėjau, jis naudos tą kito žmogaus naikinimui. Ir pavydas gali, bet jam reikia turėti labai gerą atsparumą. Plius, jeigu tau pavydė, o tai būtinai bus, jeigu jūs plečiatės, tai yra rodiklis, kad visgi jūs esate, nu, yra ko pavydėti, ar ne? Ir visgi pradžiai, greičiausiai dažniausiai žmonės bijo pasąmoningai plėstis, nes jie žino, kad jeigu tu plėsis, visų akis į tave, o ten bus pavydo ir ten bus kritikos, kuris seka paskui pavydą, ir ten bus poreikis kažkaip arba atsimušinėti nuo to, arba bėgti iš tos aplinkos, kurioje tu esi. Tai tarp, būna kartais kaip pačių artimiausių žmonių tas toks sąmoninis noras tave laikyti savo paties rūsyje, kad tu kartu tame rūsyje su jais sėdėtum, kad tu ne tik neduok dievę į 2, 3 aukštą neiškiltum, tai labai dažnai sustabdo žmonės. Aš visą laiką, netgi kol kalbėsime apie tai, jeigu turit kokią nors užrašų knygutę ar panašiai, jūs, nesakysiu kam, jūs surašykite 5 žmonės, kurie yra jūsų artimiausia aplinka. Mama ir tėtis, nebent jūs su tėvais gyvenat, neįsiskaito. Tai yra tie žmonės, su kuriais jūs neprivalote bendrauti. Mes iš tikrųjų net su tėvais neprivalome bendrauti, jeigu nenorime. Bet tai yra žmonės, kurie yra jūsų artimiausia aplinka. Tai yra jūsų geriausia draugė, jūsų antroji pusė, jūsų verslo partneriai, žmonės, kurie jūsų, 5 žmonės artimiausia aplinka. Paskui pasakysiu, kam to reikėjo. Taip, kažkas man sakė, apie ką pasakojai, ką aš praleidau. Kažko trūko vaikystėje rimtai, ar ne? Ta prasme, jo, iš tų materialaus aspekto tai tikrai nieko, kaip sakyti, neturėjom. Galbūt tas mane paskatino gyvenime, žodžiu, ieškoti daugiau toj pusėje atsparos gyvenime, dėl to pasukau verslą. Bet grįžtant prie to auklėjimo, tai sakau, nors nelepino tenais kažkokių palaikymų tėvai, bet gan gerai įsūdė tą dalyką, dėl ko aš esu labai dėkinga, kad tu viską, žodžiu, turi galvą, turi kojas, rankas, eik užsidirbk, eik padaryk, tu gali, ta prasme, pati už viską esi atsakinga už savo gyvenimą. Ir dėl to aš tapau labai anksti, labai savarankiška ir pradėjau anksti dirbti, uždarbiauti, žodžiu, ten visokių ten versliukų, kupi pradai daryti. Ir aš ir augau su ta mintim, kad aš žinojau nuo pat vaikystės, kad aš pasieksiu daug karjeroje, kad aš turėsiu daug pinigų, kad aš galėsiu sau leisti tikrai įvairius dalykus, ko neturėjau vaikystėje. Aš tiesiog tą žinojau, nes man aiškiai buvo pasakyta, kad tu pati viską gali užsidirbti ir esi už tai atsakinga. Ir aš buvau nusiteikusi ilgam, sunkiam keliui ir darbui, kad pasiekti visko, ko noriu, visų savo svajonių. Ir gyvenau šituo visų, taip sakant, savo tuo kryptimi ir gyvenu ir gyvensiu iki pat galo, nes man taip tiesiog patinka gyventi. Bet būtent apie tą pavydą, kaip kad tu pasakei, kad žmonės nejaučia pavydo, tai aš tik tai daug vėliau sužinojau, kas yra tas pavydas, nes aš iki tol apie jį galvodavau ir nesuprasdavau, ar pas mane nėra pavydo geno, ar aš kažkaip ne taip suprantu tą pavydą. Ta prasme, pyktis tu aiškiai jauti pyktį, arba liūdesys tu jauti liūdesį. O pavydas man niekada nebūdavo, nes būtent aš visą laiką matydavau visus aplinkinius žmonės, kurie man imponavo, taip kaip tu ir sakėjai. Aš matydavau juos kaip puikų pavyzdį, ką man reikia daryti, kad aš gyvenčiau taip pat kaip jie. Ir aš vietoj to, kad ten jiem pavydėčiau ar pykčiau ar nervuočiausi, aš eidavau pas juos ir klausdavau, ką tu darai, kad tu, žodžiu, turi tą, ko aš neturiu, kaip man tą turėti.
Tai vat mano tokia buvo visą laiką suvokimas ir, žinai, kai pats neturi to jausmo, ne tai, kad neturi, nusakykime, aš va turėjau tokį nekaltą tą pavydo suvokimą, tą teigiamą, ar ne? E, tu galvoji, kad ir visi tokį turi, ar ne? Nes tu, nu, tu negali žinot, ko nežinai. Ir kai netikėtai, tikėtai, nežinau, išpopuliarėjo ta Manila, aš populiarėjau aš, nes vis tiek buvau reklaminis veidas to viso prekinio ženklo. Ir pirmą kartą aš susidūriau su piktybišku kitų žmonių pavydu į mane. Ta prasme, tikrai susidūriau su heitu, komentarais kažkokiais blogais, su kažkokia kritika, net artimų žmonių rate kritika, žodžiu, net iš tikrai artimiausių žmonių, kurie, nu, galbūt, sakykime, netiek tenais pasiekia ar ne taip pasisekė siekiant irgi darant kažkokius verslus. Ir aš realiai nesupratau, kas vyksta, ta prasme, kas jums yra, tai aš savo juodų, ką aš blogo padariau, aš savo juodų darbų, dirbdama naktimis, ten toj laboratorijai, kurdama tas formulės, aš tą visą pasidariau, aš mečiau mediciną, kas yra toks dalykas opportunity lost vadinasi, tai yra tokia, pavadinkim, labai tam tikras emocinis aspektas, kai tu kažką dėl kažko paaukoji. Ta prasme, aš supratau, kad man dėl to, kad aš išeinu iš medicinos, man reikės padaryti kažką kito, labai didelio ir labai sunkaus, nes aš ten jau buvau praėjus daug metų, 8 metus ar ne savo širdies, savo karjeros. Tai vien jau tas jausmas toks netekties ir žinojimas, kad dabar reikia labai stengtis, dar labiau stengtis, kad tik antrą kartą pavyktų, nes vieną kartą jau nepavyko, ta prasme, nu, tai labai labai didelę kainą tu moki žmogus ir aš visą tą mokėjau, o kitiem kažkaip iš šono toks įspūdis, kad atrodo, kad jinai čia atėjo ir čia jai pasisekė ir čia, na, žodžiu, visas tas pripažinimas ir ten kažkokia materiali gerovė, žodžiu, iš dangaus jai nukrito. Ir man, nu, dar iki šiol yra nesuvokiamas tas jausmas, bet dabar aš jau susipažinau su ta pavydo savoka, kad yra tas piktasis pavydas, kur žmonės realiai galvoja, kad aš kažką, kad tiesiog man čia pasisekė, ar čia, na, žodžiu, kažkas, man gamta čia kažkokiais dovanojo tiesiog iš dangaus, pradėjo piktis ten pripažinimas ir pinigai. Tai va, tai ir aš kadangi visai nebuvau pasiruošus šitam negatyviam aspektui, tokiam kaip pavydas, kaip kritika, man buvo labai sunku, man buvo žiauriai sunku, kaip aš smarkiai pergyvenau už kiekvieną pasakytą į mano pusę blogą, piktą žodį. O žinai, ten tos komentatorius, ar ne, kur ten kokia nors ten, Onutė nesvarbu, ir ten rašo baisesnės. Prisimenu savo tą, aš kažkada buvau 15 minučių astrologė. Paskui mes padarėme, kad aš dar turėjau savo tą tokią kaip rubriką, kur žmonės galėdavo man uždavinėti klausimus, tam pavyzdžiui, na, aš noriu sužinoti, kada ateis mano antroji pusė, ten kas nors, ir aš juos atsakinėdavau. Ir mes ten turėdavom kiekvieną savaitę vis naują temą ir aš atsimenu, kad aš nekreipdavau dėmesio, kai ten, pavyzdžiui, straipsnis buvo numeris 1 skaitomiausias, arba ten, tarkim, nu, kokie nors ten, nežinau, komplimentai, aš susikoncentruodavau į tai, kad koks nors vienas žmogus parašė, kad aš labai panašiai į čigonę. Ir mane tas labai, ta prasme, kažkas tai tokio ir tu supranti, kad nu, 20 ten komplimentų ir vienas šitas, bet aš tai tikrai, bet kodėl aš sakau 5 žmonės susirašyti? Todėl, kad, pavyzdžiui, aš su laiku išmokau, kad aš visada noriu būti tik šalia stiprių žmonių, kas yra labai nelengva, nes su stipriais žmonėmis yra nelengva. Jie turi ir savo asmeninės ribas, jie žino, kitaip nebus. Jie su savivertė dažniausiai labai neblogai, jie yra stiprus, jie yra užsijėmę, tu jais nepamanipuliuosi, jeigu tau ten reikia. Tai yra stiprus žmonės, kurie yra tokie labai platus ir jiems tavęs nereikia ir jie va tom yra ir žavingi, jie tokie kaip patys, vaikšto dažniausiai kur reikia. O silpni žmonės, su jais paprasta. Jiems tavęs reikia, jie prie tavęs prisirišę, jie darys, ką tu nori. Jie bus tokie kaip čia, kaip vanduo, kaip, žodžiu, prisitaikys. Bet tik silpni žmonės nori su silpnais būti. Jie visada būriuojasi kartu. Tik stiprus žmonės gali atlaikyti kitus stiprius žmonės, todėl kad tik stiprus žmogus supranta, kad jeigu tu esi kvailiausias kambaryje, tau labai pasisekė. Tau pasisekė, nes tu turi progą evoliucionuoti dar labiau. Ir užtat ir sakau, 5 žmonės, jeigu susirašėte arba savo galvoje įsivaizdavote, šiuo metu tie 5 žmonės yra jūsų
maksimalaus uždarbio atspindys, tai yra jūsų maksimalaus potencialo atspindys. Ir jeigu jūs norit keistis, jums reikia arba pradėti žiūrėti, kas iš tų 5 žmonių laiko jūs žemesnėme lygyje. Žinoma, labai dažnai tai gali būti ten ir sesuo, ar brolis ir taip toliau, nes mes labai dažnai iš pasąmoninio lojalumo turime tą problemą, kad mes atkartojame problematiškas programas, kurias turėjo, pavyzdžiui, kažkas mūsų giminiai. Tai vyksta iš lojalumo, tai vyksta netyčia. Arba mes bijome prarasti savo aplinką, nes tai yra saugu. Kokia jinai bebūtų, tai yra saugu. Ar ne, kad žmogus, kuris keičia aplinką, pereina iš vieno lygmens į kitą, pavyzdžiui, kyla karjeros laiptais, kas bus, kad kurį laiką jūs būsite vienatvėje. Ir to laiptelio žmogus bijo. Čia kaip panašiai, tarkim, jeigu tu turi labai ten kokią nors seną lovą ir jau ją reikia keisti tą lovą, tu tą lovą turėsi išnešti ir kurį laiką bus tuščia ir tik tada galėsi pastatyti naują. Neišeis naujos ant senos pastatyti. Ir tas tuštumos jausmas dažniausiai yra baime, bet geriau yra pašalinti toksiną, tai yra žmonės, kurie jūs laiko žemai, dėl savo pavydo, galbūt net nesąmoningo, negu nesiplėsti iš viso, nes jeigu jūs nesiplečiat, tai bus taip, kaip prieš tai pasakojau, prasidės puvėsis kažkoks tai, kad jūs busit piktas, nepatenkintas ir taip toliau. Tai aplinka ir pavydas kitų žmonių taigi yra labai sena programa, ar ne? Juk anksčiau, jeigu tu labai daug turėdavai, tai kas nors galėdavo tave paskusti ir ateidavo kas nors atimdavo iš tavo ten prosenelio jo visas 3 karves ir taip toliau, ir jie likdavo žmonės visai be nieko. Tai kažkada anksčiau buvo pavojinga daug turėti. Tiesiog dėl istorinių priežasčių. Dabar tas šleifas pasąmonėje šiek tiek yra likęs. Ir ta priežastis, kodėl iš tikrųjų labai turtingi žmonės net nepriklauso Forbes sąrašui. Ten tie, kurie priklauso, tai yra netiesa, ta prasme, jie turtingi, bet jie nėra numeris 1. Tie, kurie iš tikrųjų yra numeris 1, jie nesidemonstruoja ir jie žino kodėl. Todėl, kad tada gali ramiau gyventi. Nes kai visi žino, kad tu esi turtingas ir sėkmingas, visi iš tavęs kažko nori. Arba tave į teismą paduoti už kažką, už tai, kad netaip pasižiūrėjai, arba kremas netaip suveikia, o tu pamiršti, kad mityba ir sportas dar yra. Ir apsiteptų visais pasaulio kremais, jeigu tu po pusę torto per dieną suvalgai, tai tave vis tiek vers. Ir žmonės dažniausiai tokiais atvejais yra nenuširdus. Tai ar liko, bet tarkim, sesers ten kokios brolio ar kitos kraujo giminės, kažkokie žmonės, kurie su tavim buvo, tai nebuvo Manilos, pavyzdžiui. Ar nieko neliko? Tai su šeima turėjau šiek tiek kitokią dinamiką. Buvau, kai visas tas dalykas labai intensyviai vyko, kelis metus tikrai labai mažai bendravau su šeima, nes, kaip pasakyti, interesų laukas labai įsiskyrė, ar ne? Mano šeima nuostabų žmonės, bet, sakykime, aš esu tas balta vis šeimos, kur visko daugiau gyvenime įvyko. Bet jie visą laiką buvo šalia, ta prasme, jie tyliai, nebyliai palaikė, nesikišo, matė mano galbūt tenais klystkelius, nes faktas, kad buvo ir visokių tokių nuklydimų, tiek kažkokių ego, ambicijų, ten susireikšmėjimų ir taip toliau. Galbūt bandė duoti kažkokių patarimų, bet, kaip tu neklausai patarimų visų pirma tokiam būvį, tokiam skirtume, kai esi, ir kitas dalykas, aš tai tikiu, kad kiekvienas žmogus savo pamokas eina ir tie patarimai tai iš vis yra tik tais, žiūrėjau, nereikalingas dalykas. Bet dabar, kai viskas jau nurimo ir man taip gera vėl bendrauti su šeima, mes esame atradę visai kitokį ryšį, todėl kad, kaip pasakyti, aš jau pabuvau kitoj barikadų pusėje, pamačiau, kad tenais, tame materijos pasaulyje, pavadinkime, iš tikrųjų nieko nėra. Ta prasme, ten yra tuščia ir netikra ir ten gražu į tos blizgučius, pavadinkim, pasižiūrėti, juose galbūt šiek tiek pasimaudyti, bet tu tenais jokio tikrumo nesurasi. Ir aš tikrai patyriau labai, kaip sakant, ne tai, kad išnaudojama, bet tikrai dauguma žmonių pasinaudojo mano savotiškų naivumu, gerumu, nes aš tokia esu, gaila man tų žmonių, man norisi visiems padėti, norisi visus pakelti ir ne tik kalbu apie darbuotojus, bet ir įvairių žmonių tikrai šitame verslo kelyje sutikau, daugam padėjau ir
ir po to, sakykime, kai buvo kažkokie tamsesni periodai, galbūt tikėjausi atgal pagalbos, arba galbūt prašiau, nu, ne tai, kad pagalbos, ar kažkokio, nežinau, paslaugos, ar bent pabendravimo, ir tie žmonės tiesiog dingo, niekaip neatsakė į mano tokį prašymą, ir tada mano, prasme, tai buvo tikras akių atverimas, kad vis tik tais šliejasi tada, kai tau gerai yra, o kai tau yra gal šiek tiek sunkiau, tai tada tu esi vienas ir lieka tik tais tie artimiausi žmonės, tai va šeima, artimiausi draugai, antra pusė. Tai va tokios išvalgos, kad, sakau, toje materijoje tenais draugų nėra, ten yra daug, iš tikrųjų, daug pavydo, sakau, pavydėjo man ir nesuprasti ko, nes aš pati viską, ką matote, yra mano uždarbių, mano protų, mano rankomis sukurta, ir mano sunkių darbų, mano nemigos naktimis, ir kiekvienas žmogus gali lygiai tą patį pasiekti ir dar geriau padaryti, jeigu tik tai įdėtų tiek laiko, energijos ir resurso, kaip aš įdėjau į bet kokį kitą projektą. Aš tai, kadangi savo darbą dirbu jau 20 metų, aš jokios kažkokios kitokios realybės nežinau, ten, pavyzdžiui, ten dirbti versle ar panašiai. Aš pastebėjau, kad man netgi įdomiau yra verslas, galbūt dėl to, kad labai daug verslininkų yra ir tu tai pasižiūri, galvoji, galbūt net yra įdomiau kartais man pačiai save išbandyti. Aš ten gal tik tai talentų nelabai turiu, mane ten turbūt mulkintų visi, kas netingėtų. Tiesiog, nu, kai nėra tame patirties. Bet aš pastebėjau, kad atlaikyti, ten energija yra kitokia šiek tiek, kad kiek teko tiesiog matyti, tai ten kaip buldozerių tave taip pašalina iš kelio ir viskas. O mūsų darbe, pavyzdžiui, tu skaičiau, kad esi praėjusi daug dvasinių mokyklų kabutėse, postė. Ir, pavyzdžiui, man asmeniškai darbas versle ar darbas ten, pavyzdžiui, kokio nors, nežinau, ceremonijos kakao vedimas ar panašiai, tiesą pasakius, skirtumo nėra jokio. Ir ten tu dirbi savo darbą. Ir ten tu turi nešti naudą žmogui. Nesvarbu, kokią funkciją tu atlieki, esmė yra tame, kad tu turi būti savo vietoje ir tu turi tą funkciją gerai atlikti. Tik tada tas darbas bus tikrai dvasingas. Tik tuo atveju. Tikrai buhalterė, kuri suveda 2 + 2 = 4, kartais iš jos daugiau dvasingumo negu iš merginos, kuri visiškai nesupranta, ką jinai daro, ten mojuodama kokiom šluotom ir panašiai. Nu, tiesiog sakau, kaip yra, nes dabar labai prištampuota daug, nenoriu skambėti labai senamadiška, bet mano laikais taip nebuvo. Tarsi, tikrai labai prištampuota daug tų mergaičių, dvasinių mokytojų ir taip toliau. Bet vis tiek, pavyzdžiui, ar buvo tau kokia nors tokia, kai būna, arba labai padeda versle dvasinis tobulėjimas, arba atvirkščiai pamatai, kad nusivylimas, belia koks, geriau būčiau ten neėjus ir mane suklaidino dar labiau. Vis tiek greičiausiai, kad jeigu teko praeiti ir nemažai mokyklų, tu kažko ieškoji ir iš ten gavai kažką tai, kad... Taip, tai faktas, kad daug labai ieškojimo buvo šitam visam keliui, nes jo, kai tu operuoji tose, pavadinkim, aukštesnėse materijos erdvėse, verslas, pinigai, kiti žmonės, kitokios atsakomybės, įtaka labai stipri, ar ne, ta prasme, tavo įtaka kitiem, kitų įtaka tau, tai automatiškai tokį, kaip sakant, turi nešti didelį emocinį krūvį, nežinau, mentalinį krūvį, ir automatiškai prasideda tada, kai turi per daug ant savo lėkštės, kaip sakant, tai prasideda įvairios tokios problemos, ar ne, nerimas, nemiga, nežinau, kažkokios, kartais netgi būdavo truputį paranojiniai kažkokie momentai, ar ne. Normalu, kada tikrai darai labai daug ir visko, kaip sakant, nesugebė apriepti ir visko suvaldyti, normalu, kad ta pasąmonė šiek tiek pradeda žaisti tokius nedorus žaidimus ir tada ieškai kažkokių būdų, kaip tą visą suvaldyti. Tai yra, nežinau, standartiniai senamadiški būdai tenais 50 gramų išgerti, bet tai tikrai niekam to nerekomenduočiau ir po to nuveda tik tai dar. Rekomenduotum 100? Žiūrėjau. Geriau iš vis šito dalyko vengti, ta prasme, nebent vėlgi, jeigu tą darai labai su tokia dvasingu supratimu, kad, žodžiu, išgersite 50 gramų, tau visiškai ten atlaisvės ir eisi miegoti savo, žodžiu, šiek tiek nusiraminę, o ne tai, kad ieškoti ten butelyje atsakymo. Tai
Tikrai pradėjau daug labai domėtis visokių praktikų ir kvepavimo visokių tenais įvairiausių pranajamų po pusės valandos trukmės kiekvieną dieną darydavau. Ir kundalinį praktikos tenais, kur iš viso 4 ryto keliuosi ir ten valandos trukmės vos ne vieną veiksmą fizinį darai kažkokį tais ir kartoji vieną mantrą. Nežinau, beprotiškas ten persisportavimas irgi, kad tik tą galvą šiek tiek nuraminti. Esu buvus ir įvairiose ceremonijose gamtos medicinos. Ir, žodžiu, tikrai aš esu labai daug visokiausio plauko, visų įmanomų, pavadinkim, dvasinių praktikų ir dvasinių kelių išbandžius. Galbūt ne jau kažkaip labai pastoviai vienu, sakykime, nebuvo ten, kad joga ir ten 10 metų darau tą jogą. Ne, gal kokius buvo 2 metai, gal kad taip tai intensyviai tą jogą darau, bet, po to vėlgi kažkur tais pakrypau. Ir taip pat ieškojau visą laiką nusiraminimo ir atsakymo. Ir aš šventai tikėjau, ta prasme tikrai iš to, ką pavadinkim, tos visos dvasinės mokytojos, kurių šiais laikais yra labai labai daug, ką jos pasakoja ir ką jos žada, ten, žodžiu, moterų ratai, tenais kakavos ceremonijos ar ne. Ir po to pamačiau, kad, ta prasme, pas vieną nueini, kaip ir viskas neblogai, ar ne, po kiek laiko vėl tu matai, kad grįžti į savo kažkokius senus paternus, vėl tos pačios problemos kyla. Pas kitą nueini, vėl ta prasme tas pats. Ir su laiku aš pastebėjau tikrai tokį dalyką, kad tos dvasinės mokytojas, tikrai ne visos, bet vėlgi didžioji dauguma, yra tie patys nebrandus vaikai, kurie per tą savo įvaizdį kaip dvasinio mokytojo bando patenkinti kažkokį tai savo, nežinau, trūkumą, kurį turi, ar ten pripažinimo. Dėmesio, pripažinimo, ego ir kad jos, atsiprašant, nei velnio, nieko nežino apie tą dvasingumą ar kažkokį tais, ta prasme, ar kažkaip jos ten nėra arčiau Dievo tikrai, negu aš su savo tenais nerimais ar kažkokiam panikos atakom. Ir, kaip pasakyti, aš čia kalbu tikrai ne iš kažkokio piktavališkumo. Gerai, kad žmonės apskritai kažką daro ir ieško, bet jeigu jie ieško, jie turi ir kažkaip tai surasti ir kažkokią evoliuciją daryti. Ir kai tu matai, kai 5 metus ta pati tenais mergina, pas kurią aš buvau, daro tas pačias praktikas ir kaip sakant, tokie patys atgarsiai eina, kad nieko tenais nesupranta ir tai tu supranti, kad žmogus nevelnio netobulėja dvasiškai ir kad jisai tiesiog prisidengia kažkokią tai skraistę šamano. O iš tikrųjų tai yra tas pats nesubrendęs emociškai vaikas, kuris dar vis neatsakė į savo tos klausimus. Taip, tai aš visą laiką ir sakau, kur būna labai veržiasi, pavyzdžiui, šitą profesiją, tiesiog mirtinai, jiems atrodo, kad reikia būti, kaip man net keista, nes aš, pavyzdžiui, bandau išeiti vis kokį 6-7 kartą į kažką tai kito, o čia atvirkščiai, jos veržiasi, atrodo, taigi tai yra vienas sunkiausių darbų, koks yra. Ten atsakomybės, jeigu tu tikrai gerai dirbi, nes tu turi labai labai gebėti dirbti su energijomis, o tai yra labai labai sunku. Ten vadovėlio netgi 5 neužtektų. Ir tu tiesiog turi tam gimti. Čia kaip medikas, chirurgas, pavyzdžiui, tu negali tapti chirurgu, tu jo gimsti būti. Tu gimiai būti chirurgu. Netampama. Žmonės gimsta su reikiamais duomenimis tam, kad jie atitiktų kažkokią profesiją. Tai būna visada. Ir tikrai būna kai kurie eina dėl, ar tai buvo, aš sako, aš negaliu nesidalinti. Taip, tu perskaitai knygą, gali dalintis, bet tai nereiškia, kad tai tavo profesija turi būti. Juk jeigu tu persirgai vėžių, dar nereiškia, kad reikia tapti gydytoju ir gydyti kitus nuo vėžio. Arba jeigu tu turėjai toksinius santykius ir juose ten 20 metų, tai tavęs santykių psichologija nepadaro. Ir aš visą laiką, kiek pastebiu, kokie 70-80% eina, nes jie pasiklysta patys. Jie pradeda ieškoti ir atranda dvasingumą. Ir tada pagalvoja, reikia man dirbti tokį darbą. Būsiu ant scenos, bus smagu, visi į mane žiūrės. Madinga. Taip, ir atrodo, kad čia tiesą pasakius, net nėra geriausias darbas, kokį jūs galite sugalvoti. Čia panašiai kaip dirbti, pavyzdžiui, ligoninėje, medikė kokio nors. Čia nieko smagaus nėra dažniausiai. Plius yra vienas dalykas, kurį reikia išmokti vieną kartą ir visam gyvenimui, todėl kad kitaip jūs 50 metų vaikščiosite, kad ir pas geriausius vedėjus, paimat geriausią. Dažniausiai lietuviai galvoja, kad geriausias yra tas, kuris yra ne lietuvis, o užsienyje gyvenantis. Reikia imti kokią nors, nežinau, Peru, Indiją, ten tai suprantama. Iš Amerikos dar, tokios tikros rimtos šalis, jeigu lietuvis, tai čia dažniausiai nėra vertinama.
su kosmetika kaip panašiai. Nu, jeigu iš Taip, užsienio, tai taip, čia jau, jeigu lietuviška, tai ką čia, nors kas čia ne. Lietuvoje gali gerai gaminti. Jo, nors ten kokio hialurono ten yra 0,0000%, bet kadangi yra koks nors ten Šanelis, tai palyginus su tėve. Tai va čia yra tas mentalitetas ir iš tikrųjų, kai savo žmonės nori atidarinėti va, tokius verslus, reikia paklausti savęs, dėl ko tą daro ir paklausti savęs, ar išmokai tą pagrindinę pamoką, kurią reikia išmokti pradžiai pats turi išmokti, tai yra gebėjimas valdyti savo energiją. Todėl, kad labai dažnai, pavyzdžiui, vat, jeigu teko lankytis kokioje nors konsultacijoje, nesvarbu pas ką, pas astrologą, pas chirologą, tarologą, kavos tirščių, nesvarbu, per ką žmogus skaito erdvę, jeigu jis yra tam gimęs, jis tą galės padaryti puikiai, bet esmė yra tame, kad kartais yra kažkokie projektai, kurie tikrai gali pavykti. Jūsų struktūra yra pritaikyta tam projektui, tam verslui, pavyzdžiui, ten kažkokiam salonui, ką jūs norite daryti, tai gali būti labai labai sėkminga, tas projektas gali būti puikus ir jūs pradedate tą daryti ir jūs žiūrit, kad nelabai gaunasi. Nesigauna kažkas tai arba gaunasi ne taip puikiai, kaip turėtų gautis. Ir atrodytų, nu tai tadagi man pasakė, kad turi gautis. Ir vad kodėl užtat labai labai atsargiai reikia su tai žvilgčiojimas į ateitį ir taip toliau. Aš labai nemėgstu visokių pabūrimų, nes jie neturi jokios prasmės. Bet mes žiūrime visą laiką iš šios dienos pozicijos. Viena konsultacija gali visiškai tą ateitį pakoreguoti. Jūs galite išgirsti kažkokią informaciją, kad jūs taip pasitempsite, kad jūs pakoreguosite save ir automatiškai ateitį koreguosite. Ir kai jūs turite kažkokį norą ir kažkokį projektą ir tas noras iš tikrųjų yra jūsų, jūs darote tą ne dėl to, kad jūs norite įgelti buvusiam arba norit aplenkti draugę, o tas noras iš tikrųjų yra jūsų. Jūs norite kažkokią patirtį gauti, darydami kažkokį projektą. Tai yra ne dėl to, kad norit pasipuikuoti, dėmesio gauti, bet jis tikrai yra jūsų. Jis iš sielos lygmens eina, tai jis yra jūsų. Kai jūs apsisprendžiat, kad jūs tą darysit, tam reikalui išsiskiria reikiamas energijos kiekis ir visą tą pradeda dirbti ir kurti jums atvirus kelius, kad jūs eitumėte ir darytumėte kažkokius dalykus. Niekur nepasakyta, kad tai būtinai turi būti ant galvos nukristi, vis tiek kažką daryti reikės. Bet žmogus tą energiją, kurią jis turi ir kurią jis gauna, dažniausiai yra linkęs švaistyti į kairę ir dešinę. Tai yra kam? Tai yra nuoskaudos, tai yra pergyvenimai, tai yra kažkoks ėmimasis ne tų darbų, kurių reikia, iš baimės labai dažnai, ar ne? Tai yra dalis energijos nueina į plėtros baimę, kuri yra dėl nežinomybės baimės kyla pradžiai. Tai labai daug tokio energijos išvaistimo. Ir kol jūs prieinate prie to savo projektų, žiūrit, kad jam nebeužtenka energijos. Ir jūs turėjote potencialą, bet jūs nemokate energijos naudoti. Ir jūs tada vaikščiokite į visus geriausius seminarus ir pas geriausius vedėjus. Jeigu tai ištaškote savo energiją arba nesugebate gautos informacijos tinkamai panaudoti kaip suaugęs žmogus, tai tampa labai mažai prasmės tame, nes jūs nepanaudojate to įrankio taisyklingai. Ir čia panašiai kaip, pavyzdžiui, jeigu mes kažko labai norim, tam gauname pinigų. Dažniausiai. Jie materializuojasi iš kažkur, turit progą užsidirbti arba duoda kažkas įvyksta. Ir tarkim, jeigu jūs norite automobilio ir jums tam reikia, pavyzdžiui, 20 000, tai materializuojasi finale tie 20 000 ir štai tu norėjai automobiliui, bat automobiliui, tau jo reikia. Tai žmogus, kol eina iki to automobilio, pamato sijoną, tada pamato rankinuką, kurio reikia, dar pakeliui pamato ten dar kokį blizgutį, kol prieini prie automobilio pirkimo momento, tu nebeturi tų 20 000. O potencialas buvo, viskas buvo. Tai va čia, kad paprasčiau su pinigais suprasti, tai tas pats būna ir su jūsų potencialu. Jūs kažkokiam projektui, verslui potencialą turit, bet energija yra švaistoma kažkokiems toksiniams santykiams, laikų nesiplečiat, laikų nedarot ir, prašau. Tai tada gaunasi, kad jokie seminarai nepadės. Tai kad jūs gaunat informaciją, bet jūs ją neteisingai panaudojat.
Ir tada, aišku, būna ten, čia kaip su gydytojais būna, tada gydytojas blogas būna. Gydytojas diagnozavo, kad ir taisyklingai, ir gerai padarė savo darbą, išleido, pasakė, ką daryti, žmogus vis tiek daro tą patį, tas jį ir susirgdino. Ir žinot, kaip tas anegdotas, kad Dievas nusprendė tapti gydytoju vienai dienai, atėjo į polikliniką padirbti gydytoju ir pas jį užeina ligonis, neužeina, o įvažiuoja su ratukai, žodžiu, paralyžiuotas ir sako, kas tau yra? Jis sako, nu va, aš paralyžiuotas, negaliu vaikščioti, o gydytojas, kuris yra, nu, va, laikinai dievų tapęs, sako, tu nori vaikščioti, aš noriu vaikščioti. Ir jis įpalėtė kojas ir paralyžius nuėjo. Ir jis atsistojo ir išeina iš kabineto. Ir visos bubutės sako, nu kaip ten naujas gydytojas, kaip jisai, ar geras. Tas žmogus eina savo kojam, sako, ei, toks pat kaip visi. Nei pasikalbėsi, net spaudimo nepamatavo. Tiek to. Ta prasme, kad ir kokį stebuklą jūs padarysite, kad jūs žmogų, kad ir, nežinau, prikelsit, tai vis tiek atsiras tokių, kurie norės zysti, todėl kad jiems ten norisi skirti savo energiją. Ne progresui, o zyzimui, cipimui, tai yra visiems tiems vat, vaikiškiams dalykams. Tai vat, pavydas, apie kurį mes kalbėjome, yra vienas iš tų dalykų, kuris nuima labai daug energijos iš mūsų ir jos nebeužtenka progresui, savo potencialo išplėtimui. Tai vat, tai mes su jumis pažiūrėsim, ar turim kokių klausimų pabaigai, gal kas nors, ką nors, ne, niekas nieko neklausinėjo, panašu, kad tai vat. Tai mes va taip pasikalbėjome apie būtinybę gerai dirbti savo darbą. Turbūt idealiai ir tobulai dirbti savo darbo neįmanoma ir žinoma, labai daug kas priklauso nuo to, kad kiekvienas klientas turi rasti savo specialistą, kiekvienas specialistas turi rasti savo vietą ir tada viskas būna geriausiai. Bet dvasingumas darbe yra tada, kada mes esame savo vietoje dėl tinkamų priežasčių. Ir kai jūs esate savo vietoje, su jumis žingsniuoja visa visata kartu ir paduoda jums viską, kas yra geriausia. Tai dabar pabaigai, Rūtai, duosiu žodį, ar norėtum ką nors pasakyti, kol mes nepabaigim. Tik pasakysiu, kad jeigu svarstote, nežinau, kad nepatinka ten darbas ar ką, tai tikrai nevarginkite savęs, nevarginkite darbdavio, darbdavys nėra kaltas dėl to, kad jums nepatinka jūsų darbas. Pabandykite visas situacijas, kaip įmanoma, civilizuočiau išspręsti, o ne su kažkokia nuoskauda, neapykanta ar apkalbomis su kitais kolegomis. Ir tiesiog eikite ir ieškokite ten, kur patinka, nes tikrai surasite. Ta prasme, tikrai surasite. Kad ir 10 ir 100 darbų galima pakeisti, bet tikrai yra tas vienas nuostabus darbas, kur jūs, tame gyvenimo etape jaustės nepaprastai laimingi ir pinigai birės, ir savirealizacija, ir svarbiausia pridėtinė vertė iš to darbo, pridėtinė vertė pasauliui.